iki galo, nuo pradžios iki galo. Oi, bus sielos 2 transliacijos, na aš paskui vaizdo įrašus dar įkelsiu į TikToką, gal pakarpės. Na ir viskas tas be abejo bus YouTube'e, žiūrėkite, platinkite, naudokitės savo reikmėms, jeigu jums tas patinka. Milžiniškas dėkui rėmėjams, kurie prisideda ir paremia, ne tik gerų žodžių, ne tik pasidalinimais, bet ir savo piniginiais vienetais. Visos nuorodos į promos būdus po kiekvieno video esančiame aprašyme. Na, paprasčiausias būdas tiesiog čia YouTube'e prisijungti. Ir kas tai buvo? Ei, Lietuvos patriotė. Kodėl tu pidriotas esi? Kodėl elgiesi kaip pidriotas? Ne tau sakiau. Ką? Ką jam pasakei? Ką jam pasakei? Ką jam pasakei? Ką jam pasakei? To tavo koks reikalas. Tai jam pasakei. Tau panašu, kad aš tavęs bijau? Ne, tu esi labai drąsus. Tu esi pirmas eisi į apkasus šaudyti nelojalių Lietuvos piliečių. Flak в руки ir čioš papais riekura. Supratai? Supratai? Kuo uždėjęs vyti tuomet? Ko tu man aiškini? Prorusišką šūdo gabalą. Aš prorusiškas šūdo gabalas. Tai tu esi pro Landsberginis kakutis. Už ingridinį, ne? Ne, už ingridas tai yra silpna. Ingridiniai tai yra fignia. O tu esi Landsberginis. Va, žiūrėkite, žmogelis išmoko žodį vatnikas. Ir galvoja, kad jisai tuo žodžiu kažką išgąsdins, kažką pasieks. Nu, pasakyk. Linkėjai, laikykitės ten. Nu va, viskas, ką jisai sugebėjo. Ir pasiplovė į tolumą, į horizontą pas savo pidriotinį draugą. Ateik, pidriotė, pasakysi į kadrą, ką norėjai pasakyti, ką norėjai parodyti. O tai ko tu tik tai praeidamas fakus rodai? Ateik drąsiai, parodyk, išsisakyk. Ko tu? Taip, bėk pas policiją, sakyk, kad tu fakus rodai. Bėk. Ko, jau permižai? Viskas? Viskas? Taip, viskas gyvai. Viskas gyvai. Taip. Ir šitas vat. Kaip sakai? O, koksai protingas. O tau šitą protingų gestų neišmokai, tik tai vat išėjęs iš bibliotekos, tik tai fakus gali rodyti. Tik tai fakus gali rodyti. Išėjęs iš bibliotekos, tu prisimokai fakų rodyti. Ar čia nusifotkinai su Kasčiūnu ir tada tave užkrėtė šituo vat patriotizmu? Ne tavo reikalas. Mes dabar kalbam apie tave ir tavo elgesį. Kai tu viešoje vietoje rodai fakus, tu supranti, kad nepadorus gestai viešoje vietoje tai yra administracinis nusižengimas, straipsnis toks ir toks. Ir jeigu tu esi nepilnametis, tai už tavo šitą elgesį atsako tavo tėvai. Tai dviguba bėda. Kas tokio? Nieko. Tai viskas. Baigėjai savo drąsą. Nu tai aš jau tave nufilmavau. Man tik tai buvo įdomu, ar tu sugebėsi dar kažką be to savo fakiuko nupiepusio rodymo, dar kažką pasakyti protingo. Apsimetinėja nabagas vaikas. Nu va žiūrėkite, va ant tokių va Kasčiūno propaganda ir yra nutaikyta. Va šitie va nabagai paskui apšvitinti tos debiliškos, patriotiškos propagandos, paskui vaikšto gatvėse, rodo fakus viešoje vietoje, paskui skundžiasi, kai juos kažkas sudrausmina. Tai yra apgailė.